Mediena yra viena iš seniausių ir plačiai naudojamų konstrukcinių medžiagų. Be medienos statybos paprasčiausiai neįsivaizduojamos. Tik reikia žinoti, kokios rūšies – viengubo ar dvigubo pjovimo, džiovintas ar nedžiovintas, kalibruota ar obliuota mediena parinkti norimiems darbams atlikti. Šiandieną pakalbėsime apie statybinę medieną. Ką rekomenduočiau pasirinkti ir kokias medienos savybės reikėtų atkreipti dėmesį. Konstrukcinė mediena. Liaudyje kitaip vadinama statybinė mediena. Ką pasirinkti? Džiovintą ar šlapią, kitaip tariant, natūralaus drėgnumo medieną. Natūralaus drėgnumo medieną jūs galite rasti netoliese statomo objekto. Platus matmenų pasirinkimas bei žemesnė kaina negu džiovintos medienos. Tačiau ši mediena džiūdama traukiasi, vaikšto, dėl to jūs negalite numatyti, koks bus tikslus matmuo, kada mediena išdžius. Džiovintą medieną galime kalibruoti arba obliuoti. Statybose naudojama yra džiovinta kalibruota mediena. To pasėkoje statybos tampa greitesnės, tikslesnės, nesvarbu, darbą atliks meistras ar jūs pats. Džiovykloje džiovinta mediena įgyja lygesnį paviršių, todėl negeria kaip kempinė ore esančios drėgmės. Džiovinta mediena yra žymiai stabilesnė, nes net ir keičiantis oro temperatūrai bei drėgniui, tik nežymiai gali keistis matmenys. Tuo tarpu, nusipirkę žalios nedžiovintos medienos, galite tik apytiksliai spėti jos matmenis, po to, kai ji išdžius. Mitas ar teisybė, kad džiovintos medienos nebūtina impregnuoti. Pelėsiai ir grybai dauginasi tik tai prie tam tikros temperatūros ir prie tam tikros medienos drėgmės. Kadangi džiovinta mediena būna 18–20% drėgnumo, joje grybas ir pelėsis dauginasi itin lėtai. Dėl to taip iš dalies jas galima neimpregnuoti. Statybinė džiovinta mediena atlaiko dvigubai didesnės apkrovas. Ji yra žymiai atsparesnė lenkimui bei gniuždymui. Terasinės lentos. Ką pasirinkti? Lygias ar rifliuotas terasinės lentas? Vieno teisingo atsakymo nėra. Galiu pasakyti tik tiek, kad tai yra tiesiog mados ir skonio reikalas. Lygios lentos yra patogesnės, praktiškesnės, rifliuotos patrauklesnės. Tad ką pasirinkti, galite atsakyti patys jūs. Terasinės lentos pagamintos iš Sibiro maumedžio yra atsparesnės atmosferos poveikiui. Dėl to, kad šito medžio sakai yra lyg antiseptikas, kurį prastai veikia atmosferos poveikis, ultravioletiniai saulės spinduliai, grybeliai ir įvairūs vabzdžiai. Dėl to ir sakoma, kad šitą medį galima niekaip neapdoroti ir jisai jums tarnaus ilgai. Kitas pasirinkimas tai būtų pušinės terasinės lentos. Šitos lentos yra pigesnės, jas būtina tinkamai apdoroti. Tai yra padengti impregnantų ir kasmet arba kas 2 metus alyvuoti. Alyvuoti taip pat reikėtų ir maumedį, kadangi maumedis veikiamas saulės spindulių praranda savo spalvą. Jisai iš sodriai gelsvos gintarinės spalvos tampa pilku. Jeigu tai jums tinka prie dizaino, super. Vienas minusas maumedžio, kad jisai pirmus 2 metus pleišėja. Dėl to vasarą vaikštant vasomis galima įsivaryti rakštį. Ko negalima pasakyti apie pušinės lentas. Dailylentės yra viena iš fasado ir interjero apdailos rūšių, tinkančių įvairiems paviršiams. Jų pasirinkimo spektras yra platus. Skiriasi ne tik medžiagos, bet ir storis, plotis, profilis. Medienos apdaila. Lauke ir viduj naudojama. Tai reiškia natūralumą, jaukumą ir šilumą. Tai netgi daugiau negu tradicijos. Mūsų lietuviškam būdui. Viduje naudojamos dailylentės būna pilno įleidimo. Liaudyje vadinamos pilno špunto. Lauke galime naudoti pusę špunto dailylentės. Jos dažnai būna truputį storesnės ir platesnės negu vidaus dailylentės. Lauko dailylenčių galimi profiliai tai būtų lygus paviršius arba gaubtas. Kaip matome, lygiu arba gaubtu paviršiumi. Tai būtų lyg tai skirsto rąsto arba apvalaus rąsto imitacija. Lygaus profilio dailylentės galimi 2 variantai. Lygus, obliuotas paviršius arba skeltas. Šis variantas naudojamas tam, kad lentelė gertų kuo daugiau dažų ir taip prailginamas medienos tarnavimo laikas. Taip pat galima naudoti stačiais kampais, apvalintais kampais arba rombo formo dailylentės. Jos naudojamos pakalimams, tvoroms arba lauko apdailai.